prabėgo 4 metai, per televiziją audringi debatai, gatvės pilnos tuščių pažadų, iš besišypsančių žmonių pragertų pakių. Ten vienas žada man kur kas didesnę algą, o kitas BMW seniau žadėjo Volgą. Už lietuvybę stoti Šivonė mus skatina, bet pavardėgi jos Marina mus skatina. Iš kiekvienos pašto dėžutės lapeliai, bet jose ne prostitutės. Tačiau kodėl save taip pigiai parduoda? Kažkas už muilą, kažkas už naują puodą. Ir stovi savo žmogus lapeliais apsikrovęs, tarsi receptais paralelinės tikrovės. Ir nieko tu galiausiai nebesupranti. Jis pernai buvo didvyrio, o šiemet vagimi. Jei nesupranti, kaip gali dešinė per 4 metus pavirsti kairę, o prieš 10 metų kriminalinis veikėjas dabar jau kostiumuotas ir garbingas patarėjas. Gyvenimas psichiatrijos ligoninėje. Kodėl čia taip veržiasi itin sunkius nusikaltimus padarę asmenys? Na gerai, sakysit, kad čia tik tai smerkiu ir faktus konstatuoju, laikau save gudriu, bet man atrodo, kad riba jau pasiekta, kai akis mums drąsiai sako geltona tai žalia, kai kostiumą pakeitus gali keistis tavo pažiūros. O klausimus nukelkime, šavrytą man juk pagirios, kai žmonos netikėtai vieną naktį praturtėja, nors pats paraleliai glamžiai savo patarėją. Suprantu, viskas žmogiška, suprantama, silpnybės, pinigai neištvėrus durų rankiną, patikėkit, ponai, yra dar čia keli, kas rėks ir jei jūs manot, kad aplink visi akli kačiukai, pavargę darbininkai ar jau leisgyviai senukai, žinokite, mielieji būsimieji Seimo žmonės, jei ką palatoj laukia jūsų labai karštos vonios. Jei tave dar stebina melagis teisėjas, vienuolė prostitutė, vagis algų nešėjas, reiškia tu dar šviežias, bet nieko apsiprasi, politikų ligoninė, ne to dar čia surasi. Po griežčiausiai saugomo Lietuvos ligoninę baigiame.